nepateks į įvykių sūkurį kaip kad Sainzas, iš jų dviejų aš statyčiau už Piastrį. Ir tada 2 metus tą technologiją padarėsim ir šoksim iš karto prie V10, toksai, kur... Jisai tai vargšas irgi visą laiką šneka, lyg tai, žinai, būtų kažkokios laidotuvės. Nu, nepykit šaiką, bet dabar jau mes kalbame apie žmogų, kuris, nepavažiuoja. Tai Jo. arba jam labai mentality sugadinta yra. Jo, aš tada irgi sakiau, kad man rodos, kad Lawsonas neatsistatys. Tai sugrįžę F1 box. Labukas visiems. Ką, atsidarom? Nu, davai, važiuojam. Opa. Bahreinas. Ta Bahreina. Aš iš karto atsiprašysiu visų žiūrovų, šiandieną mano energinis leveliai nėra labai dideli. Tai nebandysite atsiminti visų faktų, kas kur finišavo. Iš tikrųjų, neįdomu. Aš noriu parendinti apie Norisą daugiau nieko, iš tikrųjų, neturiu ką pasakyti. Bet ir apie Lawsoną dar. Tai jo, įvyko lenktynės. Taigi, Kristijonai, kaip tau patiko Bahreino lenktynės? Papasakok mūsų žiūrovom. Man patinka tavo energijos lygiai. Taip. Ką aš žinau, ką aš tu galiu pasakyti? Pradedam gal nuo pačių praktisų, Nu, jeigu turi ką pasakyti, tai davai. Praktisas realiai buvo ką? Sakai, žiūrėjai. Nu, žiūrėjau, bet tik vieną ausim. Praktisas nebuvo kažkoks labai jau toks kažkoks. Vienintelis, kas labiausiai įsiminė, tai buvo Practice 1. Tai Practice 1 davė Formulei 2 vairuotojams pasimėginti. O girdėjai, kad Williamsai už tai fainą gavo? Ne. Bet ne būtent už tai, o dėl to, kad viens kitą impydino vairuotojai. Aš šitą mačiau, kai vyko. Ir dėl to jie gavo fine. Dėl to, kad naujokas impydino Alboną. Taip. Ir dėl to jie gavo baudą. Ir su šitais Williamsai šiais metais sponsorina FIA, žinok. Nes jeigu pameni, Australijai, jie jau gavo baudą už tai, kad neturėjo SD kortelės kameroj. Taip, Japonijai arba Suzukai, bijau dabar suminuoti, kažkas dabar. Japonija ir Suzuka ten pat. Sainzas gavo baudą, tai yra Williamsai gavo baudą, kad Sainzas vėlavo į podiumą. Jo. Nes jisai norėjo nueiti kakų. Dabar jie gauna baudą už šitą vairį. Dabar esmė, jie grinai ten sponsorina, žinai. O, Dieve. Ta prasme, kas vyksta su Williamsais? Kada prasidės sezoną? Bet čia tokie durni dalykai. Nu, tai būtent. Aš čia labiau ant FA, kodėl būtent už tokius dalykus, bet už kenčia, žmogiškus dalykus. Bet už viską kenčia būtent Williams. Ta prasme, jų, aišku, dėl kažkokių nesąmonių, bet tas pats ir kalbant apie Sainzo performance, kad kaip jisai neatvažiavo šiais metais, taip neatvažiuoja. Jo, Sainzui tai sunku. Nu, šiaip James Vowles įgina. James Vowles labai įgina. Ne, tai kad ten... Aš jo ir nekaltinu, aš iš tikrųjų net neabejoju sugebėjimai. Tiesiog, kad kažkaip vis tokios aplinkybės susiklosto, kad jisai nutampa auka aplinkybių, nežinau. Ne vien, žinai, tipo, vis tiek trūksta iš jo to raw speed, pavadinkime, greičio. Gryno greičio. Jo, nes visi tikėjos, kad į Bahreiną, taigi Bahreine testuose jisai buvo vienas greičiausių. Taip. Ir visi tikėjos, kad jisai atvarys čia dabar parodys, wow. Volis buvo gan geras. Jo, jisai atvažiavo kilintas, 9-8 kažkas tenais. Ne aukščiau, aš galvoju, aukščiau biškai. Nu, maždaug. Gal 7. Ne, 7 tasai Verstappenas jau buvo. Tai man atrodo, Sainzas net 6. 6 Norrisas jau buvo. Ai, nu, sorry. 5 buvo... Aš neatsiminsiu šiandien nieko statistikų. Tai vat... Nu, bet girdit, vis tiek Q1, Q3 ir potenciali pozicija gauti taškų, nu, sakyk, ką tu nori. Nu, geriausias jo vis tiek kvalifikacija šiais metais. Šiais metais tik... Ir dar čia su Williamsais irgi nepamirškim, kad tai nėra ten labai tas bolidas geras. Nu, tai aš... Nu, vat įdomu. Jo. Nu, tai, žinai, paėmus va taip grinai faktais, tai jis iš esmės turi šansų pelnyti taškų. Taip. Man labai keista šiaip overall, va, dabar biškai netgi nukrypsiu, su visais bolidais, nes visi bolidai atrodo neapsisprendė, ar jie geri ar blogi.
Ai, taip, kad tai yra jau Jo. tas toksai amplitudė, žodžiu. Visose lenktynėse skirtingai performina. Vienas lenktynės Red Bullis važiuoja, kitas ne. Hasai Tiesa. vienas lenktynės nepavažiuoja, kitas lenktynės iš P20 atvažiuoja į P10 Biermanas. Jo, šitas yra. Tai tie patys Racing Bulls. Vienas savaitgalį jie į Points atvažiuoja, kitą savaitgalį jie nebepavažiuoja. Taip. Ta prasme, nu, su visais, taip, tipo, kur Alpinai tie patys. Šiaip Alpinai Pirmi taškai dabar skorinti, nors tipo, visą... Ir šiaip nemaži taškai. Jo, 6 taškus. Jo. Tai ir Duhanas gerai važiavo irgi. Duhanui netoli trūko. Jis šiaip labai puikiai vyjas ir Maksą ir viską, šiaip labai Ir Juki. Ir Juki. Aš labai buvau nustebęs, kad Maksas neapsilenkė Okono, kuris irgi gavo, nu, geriausiai finišavo. Ne, Okonas plaukė link. Bet ar top 10 buvo, nes visą... Jo, jis atvažiavo 8. Tai va, jis visas lenktynės gan gerai važiavo ir gynėsi nuo Maksą gerai ir Maksas jo nesugebėjo aplenkti. Šiaip jų Hasų strategija labai paėjo, nes Biermanas 20 kvalifikavosi, o Okanas 16, man atrodo. Tai jie būtų labai geras lenktynės turėjo. Tai Hasai atrodo šį savaitgalį stiprus. Nu. Geri taškai. Kvalifikacija. Kažką tokio, vat. Ką žinau, tas Suzuka Makso pergalė man pasirodė, kad jis daugiau atsinešė šią trasą, bet to pačiu ir visą savaitę visi kalbėjo, kad ten bus visiškai McLaren trasa. Ja. Tai taip ir neturėjau didelį lūkesčių ir labai ir nebuvo jau tokių. Gal, Noriso kvalifikacinis nustebino, kad jisai nepavažiavo. Šiaip, tipo, vapšė ne jo savaitgalis. Jo, jisai visiškai prašojo. Toksai, kur... Ir jis pats psichologiškai atrodė kažkoks. Šneka, žinok, pievas. Jo. Intervus, tu jaučiu domėjus irgi. Nu, jisai toks, kur atvažiavo nenusiteikęs laimėti. Jo. Žinai, jisai nuo pirmų interviu jisai jau toksai, kur tipo... Man gerai, aš apturėsiu savo rentą apie Norisą. Žodžiu, jisai visą savaitę šnekėjo, kad čia yra... Kad jeigu Maksas buvo numetęs komentarą, kad jeigu, tarkim, aš būčiau toj mašinai, tai aš ten būčiau 20 sekundžių priekį. Norisas sako, kad oi, Maksas, jeigu atsisėstų tą mašiną, jisai būtų labai nustebęs, nes taip nėra. Ir jis išneka, kad ta mašina nėra ten tokia gera, jinai nėra tokia stabili ir visa kita, ir čia tipolė įgūdžiai. Taip. Bet žinai, kas nešneka taip? Piastris. Žinai. Piastris, jisai netgi kaip tik sako, kad dabar ypatingai po pergalės užskaičiau, kad yra mašina labai gera. Ir kam Norisui taip šnekėt, o kad galbūt savo ego paglostyti, nes nieks apie jį nešneka kaip apie Maxą Verstappeną, kuris yra, turbūt šios kartos daugiausiai pasiekęs lenktynininkas. Jo kartos, tai yra jo amžiaus kartos. Tai net netikriausiai, o yra. Ir apie jį taip nieks nešneka kaip apie tokį žmogų, kuris gali paimti kibirą ir štaiga atvažiuoti į podiumą. Jisai tik dabar pradėjo podiumus, pergalės rinktis. Aš biški paginsiu šiek tiek Norisą. Ta prasme, aš šiaip ant jo biški pykstu dėl to, kad, jisai turi gerą mašiną. Važiuok, nuleidęs galvą, mažiau šiek tiek daugiau daryk. O dabar visą laiką pasiteisinimai visą kitą. Jo. Vienintelis dalykas, kur aš jį apginsiu, tai kad jisai netgi po pergalės yra pasakęs, sako, tai yra mašina, kuri yra visiškai ne pagal mano vairavimo stilistiką padaryta. Jeigu būtų tobula mašina, būtų visiškai kitai važiuotus ir visą kitą. Kaip ir, bet tai čia vėl vienas iš tų pačių dalykų. Bet čia buvo po pergalės, žinai, čia nebuvo po kažkokio random dalyko. Aš pasakysiu taip, aš manau, Norisas šiais metais nebus pasaulio čempionas. Aš dabar šausiu predikščiną ir visiškai esu už to ištvirtintas ypatingai po šio savaitgalio. Jeigu kadangi McLarenas turi turi gerus vairuotojus, aš manau, kad Piastris yra geresnis už Norisą ir aš galvoju, kad Norisas, jeigu ir McLarenai varžysis dėl vairuotojų titulo, tai Norisas ims. Jeigu kažkuris iš McLareno vairuotojų ims Drivers Championshipą, aš manau, kad tai bus Piastris. Ir žinai dėl ko? Dėl to, kad Piastris iš tikrųjų yra žymiai šaltesnis žmogus, žymiai labiau nusiteikęs pergaliai, jisai nenusišneka, jisai iš tikrųjų yra atvaręs daryti,
turime parodyti rezultatus. O Norrisas, jisai, mano galva, jis per daug laiko leidžia internetą, jisai užsimala savo galvoj ir jisai per daug šneka ir jisai per daug lygiuojasi į kitus vairuotojus. Kaip Piastri visiškai to neturi. Tai aš galvoju ir aš garantuoju, kad jeigu, nes pavyzdžiui dabar, jeigu ne Australijos incidentas su Piastri, kur jisai ten, žinai, su padangom, kai pradėjo lyti, išslydo iš trasos, Piastris dabar būtų pirmoje vietoje čempionate ir gan normaliai. Tai, keliais taškais, bet būtų pirmoje vietoje. Taip. Tai aš galvoju, kad jeigu Piastri nedarys klaidų, tarkim, ten su strategija ir nepateks į įvykių sūkurį kaip kad Sainzas, iš jų dviejų aš statyčiau už Piastri. Jo, Piastris vienintelis turi 2 pergalės šį sezoną. Čia... Tai va, ir aš manau, kad ateina daug, nes būtent tokie, sakykime, rimto charakterio vairuotojai dažniausiai ir išlenda, nes man Norrisas skamba iš tikrųjų kaip toks biški verksnys, žinai. Aš gerbiu jį kaip vairuotojas, jis šauna gerų performance, bet jis tikrai nėra tas, kuris galėtų, žinai, viską padėti šoną ir susikoncentruoti lenktynės. Man rodos, kad jis per daug savo galvojasi. Ir tas pasireiškia jo tokiais keistais komentarais, tokiais nusimetimais. Jis yra praktiškai vienintelis vairuotojas, kuris ten juodina kitus vairuotojus. Jo, Gerai, top, iš top komandų. Žinai, aš nekalbu apie trash talką, kur buvo tarp ten, žinai, Lewisą ir Maxą. Žinai, aš kalbu apie tai, kaip Norrisas tiesiog, nesusitvarka su spaudimu. Aš galvoju. Aš dar vieną žinau žmogų. Vai. Russell. Jis tai girdi. Jis yra atskiras topikas. Detective George. Jo. Tai va, tai čia aš galvoju, kad tai išsipildys. Ir aš iš tikrųjų manau, kad rodmenis, duomenis visus Piastri turi dabar šiais metais labiau laimėti čempionatą negu Norrisas. Ir jeigu tai bus, aš tau garantuoju, kad Norrisas psichologiškai nuo to neatsistatys. Aš nenoriu ginčytis. Ta prasme, kol kas Norrisas toks biškiai uždusęs atrodo. Jis tai vienintelis kažkokias pievas kalba, kai visą laiką. Maksas ateina, pasako, prasta mašina. Jo, šiaip... Vis, ta prasme, baigė, padarėm, ką galėjom. Norrisas, gal ir turim gerą mašiną, bet tai gal neturi. Toks, žinai, ką tu šneikim. Visi mato, kai tu įsijung Norriso ant bordus ir įsijung Maxo arba ten Leclerc ant bordus ir palygink, kuri mašina stabiliai važiuoja. Tai nėra ko lyginti. McLarenas yra vienareikšmiškai, ta prasme, bolidas, taip, kurį reikia veikti. Tiesiog, kad jie turi line-upą, kuris nėra stiprus. Palei mane, McLarenų line-upas yra gal 3 stipriausias. Aš žinau, kad mes vos ne kiekvieną savaitgalį keičiam atsakymus, Aš dėl to nedarau prediction. Man dėl to jie tokie, faina. Bet žinai, su predictionais yra tas dalykas, kad parodo tavo mindsetą, ką tu tuo metu manai. Tai va, bet matai, kaip viskas gali pasikeisti. Taip. Ne, bet kad McLarenas kaip mašina, tai jo, aš net nebejoju, bet kaip vairuotojų, žinai, line-upas, liniuotė, man atrodo, jie gan silpni. Manau, kad Leclerc'as su Hamiltonu McLaren'e visus tiesiog, žinai, pastatytų vietą. Tas pats ir Maxas su įvykiu. Jo, gal. Žinai, aš manau. Bet Piastris su Oskaru. Jo. Leiskit man. Piastris su Oskaru. Piastris su Norrisu to nepadaro. Įdomu bus pamatyti, kaip toliau. Nes, pavyzdžiui, praeitą sezoną Norrisas tikrai stipriai atrodė. Nes jisai netgi iš 24... Iki kol nebūdavo taip. Jo, iki kol sugriūdavo. Brazilija. Bičas nebus čempionas. I'm sorry, bet visi širdį šitą žino. Aš tiesiog esu pavargęs ir aš tiesiog neturiu filtrą. Jo. Važiuojam toliau? Ne, tai dėl manęs. Dėl manęs, kad ir Saudi Arabija. Oi, pamečiau ir telefoną, viską. Pasišnekam apie lenktynės. Lenktynėse labai daug ko įvyko. 2. Kaip tau lenktynės? Arba?
Normaliai. Nu, bet gerų dalykų įvyko, nesakyk, šį kartą Ne, lenktynės tai- buvo ženkliai geresnės negu Suzuka. Ne, nu čia nėra ko lyginti. Žinai, kur tu stebėti, kaip džiūva dažai ir kur tavo blemba normalios lenktynės. Buvo skirtingos strategijos, skirtingos padangos, buvo gedimai telemetrikų, buvo lempų kažkokie gedimai. Man rodos, kad tie visi gedimai susiję. Aš žiūrėjau ir galvojau, ir googlinau, žinai, nu, Twitter'į įsijungiau, ieškojau, kokia cyber ataka vyksta šiaip. Nes labai daug tokių, žinai, panašių dalykų buvo. Nu, aš galvojau, aš neradau šiaip, žinai, įrodymų, bet palitai, kaip viskas neveikia tiesiog, staiga per lenktynės, man pasirodė, kad atakavo cyber. Red Bullis turėjo savo boksuose problemą, tai tenais visiškai mechaninė. Mechaninė, Iš ne? pirmųjų jie labai pradėjo kaltinti mechaniką, nes mechanikai, kai pabaigia padangą, jie turi nuspausti mygtuką pasirodęs, visi. Taip, Ten kažkaip, aš nežinau detaliai, taip. bet taip, ir jie pradėjo kažkurį mechaniką kaltinti. Nu, nes kainavo ten jiems abiems po poziciją minimaliai. Taip. Bet tada paaiškėjo, kad ten ne mechaniko, o mechaninė tiesiog problema yra. Tiesiog sugedo. Ja. Tai ten tiesiog toks labai sutapimas žiaurus palyginus, bet kad telemetrija Ruseliui sugedo. Tai ten Ir tada viską sugadino. Jo, ta prasme, visas tiesioginės transliacijos tenais laikai susigadino, tenais. Jo. Tada visiems DRS susigadino. Vienu metu Leclerc'as su DRS važiavo posūkyje. Nu, tipo, kur Tai iš Russellis Buchano irgi. prisimokino. Tai Russellis irgi važiavo nedarės zonai, atidarų darės. Nu, jo, tai tokiu, nu, keistai, žinai, tipo, ir aš stebiuosi, kad F1 šį kartą nebaudavo visų. Tai Labai keista, kad jie buvo šį kartą, kai jie tokie visiškai yra ne chill, kad jie tokie buvo chill. jo, nes, pavyzdžiui, kažkuriais 23 metais, pavyzdžiui, Russelį Sainzą nubaudavo dėl trasos problemų Las Vegase, kai kanalizacija. Jo, tas tai buvo. Jo, tikrai tokių blėnis. daug random dalykų, kur dėl aplinkos lieki kaltas. Taip. O čia, va, Russelį pamilėjo. Žinai. Nu, Britas. Britas. Taigi, tai Damon Hillas yra vienas iš tų stewardų. Damon Hillas, jisai labai nemėgsta Max ir Fernando ir visų kitų. Jisai yra irgi, man atrodo, vieną kartą pasaulio čempionas, bet Taip. jis ten kadais, šimtais. Tai jis ir vienas iš stewardų. Ir jo, ir kažkodėl Britai. Damon Hill yra 96 metų čempionas. 96, sorry, jo, prašau. Prieš 19 metų. Tai va, tai tikrai nesistebi. Bet ir kiek buvo Black and White. Prasme, kad 2 ar 3 vairuotojai gavo Black and White, nu, juodą baltą vėliavą už limitą. Daug vairuotojų. Verstappenas gavo netgi. Antonelis Jukis. Verstappenas, jo. Ir kas svarbiausia, netgi komentatoriai kalbėjo, kad, tipo, pavyzdžiui, Antonelis gavo Black and White ir tada akivaizdžiai per tiesiog neterį parodė, kaip jis vėl kirto. Taip. Ir jie tokie pala, tai kur bauda, žinai, nes jisai akivaizdžiai kirto dar kartą, kai negalėjo, 4 kartą kirto ir nieks netėjo. Ir tai buvo 2 kartus įsidėmėjau. Žinok, aš nežinau, galbūt čia mane pataisys žmonės, galbūt ne. Man atrodo, 2 kartus mačiau, kad Jukis 2 kartus Black and White flagą gavo. Žinok, antiek, nes aš netgi pasimečiau, kur mačiau, kad Jukis gavo. Ir tu žiūri, vėl jisai gavo, toksai galvoju, ar man čia vaidenas ar ne. Tai aš galvoju, gal jie tiesiog sistemas, kaip sekti tos ratus, žinai, jiem kažkas blogai veikia. Jo. Ne, aš turiu minėti, kad, žinai, gal viskas susiję su tais telemetrikais, buvo sugedę bendrai. Gal. Žinai, gal ir buvo sunku sekti tiesiog visų laikus ir kas kur išvažiavo, nes, nugi ten kiek yra kamerų trasoje? 300 kažkas. Nu tai va, ir tu primesk ten kokiam 4 žmonėms žiūrėti. Ai ne, žinok, pas jų, kad ten komanda yra, man atrodo, apie 5 žmonių, žinok. A jo? Jo, ties kamerom dirba tenais. Nu, bet turiu minį, kad jau postprodukcijai, kur dirba. Ne, tai dėl to jo, bet aš turiu minį, kur bauduoja tie stewardai. Ai, nežinau. Nu, man atrodo, kad ten 4 žmonės. Nu, aš gal klystu. Gal, nežinau, tikrai neįsivaizduoju. Žinau, ką nedaug. Tai va, tai dėl to... Šiaip turėtų būti 20, kad kiekvienam vairuotojui po... Ai, tai po onboardų žiūrėti kiekvieną vairuotoją? Vos ten. Nu, turėtų būti, kaip, žinai, kaip yra iš tikrųjų. Čia mes kalbam apie FIA. Turėtų būti ir ne Bensulėjam. Ir ne Bensulėjam. Ir šiaipgi FIA yra prancūzų įstaiga, tai čia pradėkim nuo to, kad čia bus problemos ten. Šiaip tipo, girdėjai, vice president išėjo iš FIA. Jo, nes susipyko su MBS-u, pasiuntė į Velniopį ir išėjo. Su Tombasiu? Ar su kuo susipyko? MBS,
su Mohamed bin Salah. Okay. Su MBS. Čia jau sutrumpinimą draugelį davė. Tiesiog visi jį vadina MBS. Mohamed bin Salah, nu jo, MBS. MBS jį visi Skamba vadina. kai, nežinau, AWD. Net ten iš Twitterio aš Tada jį. prisigaudžiau, bet visą... Jo, tai jie susipyko, pasiuntė į visas pusės ir išėjo, tai buvo. Tai jo. Negeras ženklas. Eik, Muhamedukui. tu, ne, tai kaip tik jam geras, nes turbūt išėjo kažkas, kas su juo nesutiko pagaliau. Kalbant apie mūsų MBS, Nu, ties V10. davai, pašnekėk. Nėra daug informacijos iš tiesų. Įvyko pokalbis tarp komandų. Taip. Tai aš tau rašiau, ne, kad Taip. Red Bullis ir Ferrari tai labai norėtų į V10 grįžti, o Honda ir Audi labai prieškėra. Tai buvo Taip. tas toksai, tipo, ką daryt. Ir jie nusprendė, kad šitą dalyką kol kas atideda iki 28 arba iki 22. Yra noras, kad grįžtų, bet tik tais ateityje kažkada. Nu, tai žodžiu, nieko čia nebus. Aš manau, kad bus, bet ateityje. Nes dabar yra nemanau. milijonai sukišti į naujas technologijas ir, žinai, tipo, į būtent hybridus. Nu, labai nelogiška būtų, kad dabar imtų iš tiesiai hybridų, peršoktų. Nu, tipo, nes dabar 50-50 bus. Nu. Ir tada 2 metus tą technologiją padarėsim ir šoksim iš karto prie V10, nu, toksai, kur labai ne money efficient dalykas. Nu, tiesa, jo. Tai vat. Labai daug šiaip info turiu įvairiausių, tokių mažų faktų, tai vat... Nu, tai, žinai, galim būtinai, mes dar lenktynių normaliai net neaptarėm. Tai pradėjome apie Sainzą, tai reikia ir pabaigti apie Sainzą. Vargšas karočią turėjo tokias blogas lenktynės, aš nesu matęs žmogaus, kuriam taip nesisektų. Senai mačiau, kad jam Jukis įčiuožė jam iš šono. Ir visi sutiks, kad įčiuožė jisai, jis nespecialiai važiavo, jis grinai nevaldė bolido ant posūkio. Aš manau, kad Jukis šiek tiek norėjo pavaidinti prieš Red Bullį, kad čia agresyvus šiek tiek, nes Red Bulliui tai patinka. Bet ta pačia toksai, kur biški nesuvaldė, bet viskas gerai pasibaigė. Jo. Tai toksai, kur taip aš manau, kad čia toks... Bet, ten tikrai racing incident. Jo. Žinai, čia tipo, kad pavaidinti, tai negali galingas žmogus norėjo aplenkti kitą žmogų lenktynėse, žinai, tipo. Tai aš galvoju, kad visiškai netyčia ten buvo, tikrai netyčia ir nieks specialiai neįvažiuos iš šono, irgi, žinai, iš tos pusės. Bet kad jo, ir jisai su tuo šonu prakirstų visai dar ilgai važiavo. Jo, bet jisai tada jau jo ten lenktynės beveik teoriškai pasibaigė, nes jis krito. Tada gavosi, kad jisai dar gavo ten second penalty. 2 kartus, man rodos. Aš nežinau, ar 2. Atsimenu, Gali būti, kad 2, nes jisai gavo ir tada dar vieną kartą jisai norėjo jau pitinti, bet jam reikėjo dar ratą apvažiuoti, kad servintų tą ten second penalty. Taip. Kad į kitas lenktynės nenuskeltų. Nu, tai tenais toks apie nieką jam jau pasibaigė viskas. Tai toks, skausmingesnis variantas, jo. Kalbant apie Williamsus, tai ir Albonui biški tokia nesąmonė įvyko su qualifieriu. Ai, kad tas papasakot. Jo, tai kas žino, kas nežino, šiaip šitą dalyką aš sužinau jau po lenktynių netgi. Nu, nes viskas ir įvyko po lenktynių. Po kvalifikacijos. Jo, bet po lenktynių jau į visą šitą sužinau. Taip. Taigi, Albonas iš tiesų turėjo Q1 praeiti kvalifikacijai. Bet taip gavosi, kad Hulkenbergo, ačiū. Kad Hulkenbergo ratą ištrynė tik tais, žinai, kada ištrynė? Per Q3. Per Q3? Jo, ir netgi jiems tai buvo data susigadinusi, kad jisai buvo papuolęs kažkokiu būdu į Q3, nors jisai Q2 net nebebuvo jau. Normaliai. Tai va, šiaip netgi jeigu kalbam apie telemetrį ir visus dalykus, tai jau techniniai nesklandumai buvo kvalifikacijai. Nes jo, jisai ten ant mums transliacijų to nerodė, bet pas jų visoje datoje buvo, kad tipo jisai... Mikrofą persidėk? Ar biški tą pusę labiau? Nusisukęs kalbėtų. Gerai. Čia dar bus problemų. Po to čia ant mūsų pyks. Nu tai jo. Atsakingai žiūrim. Garsą. Tai. Šiandien nėra griliuko, jeigu nepastebėjau, nes jau dabar temsta. Kol dar viską pasiruošim, būtume dar čia valandą sėdėjo. Na, šį kartą mes biški užsivėlinam dėl darbų, dėl reikalų. Šiaip
sunkios dienos paskutiniu metu mums. Kažkaip jo. Tai Albonas, Williamsai žiauriai nukentėjo. Albonas, kad dėl tokio dalyko nukentėjo, tai tos toksai, kur tipo, jie galėtų netgi šitą dalyką apeliuoti ir daryti kažkokius kelt bangas. Aš nežinau, ten jos ir taip skalpuoja pastoju už visokias nesąmonės. Tai jie galėtų atsakus duoti, nes joms skalpuoja dėl to, kad į tualetą nueina. Bet žiauru. Tai jo! Aš per transliaciją Martin Brundle norėjo pakalbinti Norius ir jis toks sakė, aš nenoriu baudos gauti. Nubėga į tą podiją, žinai, tipo, turi sakė, kem 5 sekundės ir jis toks, aš nenoriu baudos gauti ir pabėga, žinai, tipo, tu galvoji, what? Kalbant apie Martin Brundle, aš tau siunčiau video, kaip jisai kovoja su top starais. Aš nežiūrėjau to video. Aš palauk. Per kur man? Tai? Kad žvaigždės labai... Ai! Matai, tu nežiūri jo transliacijų, galbūt, aš nežiūriu, net to gridbloko. Tai jisai turi leidimą oficialų kalbinti visus ir visi turi su jais kalbėti. Tai dėl to jis toks yra žvėris. Taip. Čia kas nežino, Martin Brundle yra Sky F1 vienas iš komentatorių. Jis yra buvęs lenktynininkas, jis iš tikrųjų kaip komentatorius yra labai geras, jis labai gerai išmano visas tas lenktynės. Ir vienas jo, kaip pavadinkim, mini rubrikų yra prieš pat lenktynių startą, ten prieš pat himną. Jisai ten turi ir 20 minutėlių pavaikščioti po visą startinį gridą, kur yra visos mašinos. Ir tenais dažniausiai būna daug įžymybių ir visokių tenais lenktynininkų ir jisai jas kalbina. Tai Kristijonas kalba apie montažą, kuris tiesiog ant visus stumė atgal, nes ten tas Ten labai juokingai, šiaip. Tipo, jisai ateina prie žvaigždės, kokią nors paklausia klausimą, o ta žvaigždės matosi, kad yra atėjusis dėl to, kad pasirodyti, kad jie F1, o kur visiškai nieko nenusimano. Ir ten, toks, kur net tokia rūkšti žiūrėti. Ir tas Martin Brundle labai raustina juos. Ir tipo, ne jiems į akis, bet tokia... Jis ten duoda mikrofoną Cara Delevingne. Ir jis tokia, ne, sorry, ne, ir jis toks, jo, būtų tikrai buvo įdomus pakalbėti. Žinai, tai labai įdomu. Tikrai turi čia ką pasakyti. Tai ten labai toks... Man jis tai patinka. Man Sky F1 labai nepatinka šiaip ten, kaip jie viską daro, bet Martin Brundle ir tas, kuris ten gelbė man jau visą tą produkciją, bet šiaip tai... Tai va, tai yra dar ką paminėti apie mūsų poną Geslį. O ką jis? Tai iš tikrųjų atvažiavo žiauriai stiprios lenktynės. Šiaip gerai jis atvažiavo. Labai negi gerai. Jis atvažiavo... Manęs negalvas, aš nuoširdžiai. 6. Turbūt. Čiūju. Jisai gavo 6 taškus. Kelinta vieta čia? 7. 6 atvažiavo Čiūju Verstapenas. Bet jisai ištat labai... Jo, nes Verstapenas jį apsilenkė ant paskutinio posūkio, ant finišo tiesiog. Jo. Ir šito neparodė ir aš dėl to galbūt man ir nepatiko lenktynės. Nes, blem, aš galvoju, gerai, bet rimtai transliacija kokia lieva buvo. Piastri parodė, kaip finišuoja per tą mažą ekraniuką. O rodė Noriso ir Russelio kovą, kur ten nelabai kas įdavyka, žinai, paskutinių ratų. Kaip ir vyko, vien dėl to, kad Russellis ten straglino su savo tam bulvę mašiną. Bet kiek yra buvo anksčiau taip, kad visą laiką parodo finišuotoje. O po to tik tai... Tada grįžtam atgal į tą. Ja, šiaip labai daug tų tokių... Ir dar, kad Geslį aplenkė Maksas ant paskutinio posūkio, kur nebūna aplenkimų. Šiaip dažniausiai tokios nesąmonės būna per Monaką. Nes ten dėl to, kad ten kiti transliuoja. Taip. Kas žino, kas nežino, tai Monakas yra vienintelė trasa, kuri... Kai yra transliacija, tai Monakas turi savo atskirus žmonės, kurie transliuoja. Ne Formulė 1, ne FIA, ne kažkas, o jie patys filmuoja viską. Taip. Dėl to ten viskas atvirkščiai, išvirkščiai ir ta prasme tu žiūri ir toksai, kur būna... Gali nepastebėti, jeigu tau visiškai taip, tipo, žiūri. Bet vis tie klerksai yra nemažai montažo editų, kaip ten Monako keisti... kamerų pasirinkimai. Tai iš to, dėl to, kad nėra tenais būtent F1 oficialus transliuotojas, taip pavadinkim. Tai šį kartą irgi buvo tų tokių niuansų, buvo ir klaidų, buvo ir tų, kur... Rodo tiesioginėm eterį replay. Žinai, kas, pavyzdžiui, irgi buvo Red Bull'o boksai. Rodo playbacką, kaip jau praėjo visi 4 bitai. Tai yra abudu Verstappeno, abudu Jukio. Taip.
Ir iš oro pradėjo, replay'ų parodė Verstappino, tada iš oro parodė, pirmą Verstappino, tada pirmą Jukio, kur komentuotojai jau šnekėjo apie Verstappino antrą. Jo, buvo šitas Ir tada dalykas, jo. šoko į Verstappino antrą ir tada į Jukio antrą. Ir tas toksai, kur, tipo, kodėl čia taip keistai rodo, tipo, iš vis jau praėjo 20-30 ratų nuo to pirmo pitstopo, visi jau matėm ir toksai, kur šoko ir mes jau tikėjomės, kad mes žiūrim antrą pitstopą Verstappino, o ten pirmas, tada tikėjomės, kad žiūrim antrą Verstappino ir ten jau Jukio pirmas, ir toksai, kur tu žiūri ir toksai, kas čia dabar? Aš tai visiškai nesistebėjau, nes taip jau ten kažkokias nesąmonės vyko transliacija. Tiesiog žiūri ir, grybą pjauna. Dabar, gerai. Turi kažką apie Geslę pasakyti? Geras lenktynės. Aš tiesiog norėjau iš tikrųjų pasidžiaugti, nes Maksas, aplenkė, bet jis labai gerai nuo jo gynėsi. Ir labai ilgai, daug trasų. Ką aš žinau? Daug ratų. Man žiauriai pinas nežinau. Ir taip pat su Duhanu norėjau pasidžiaugti. Žinai. Čia geras savaitgalis, tarp kitko. Rumorsai šneka, kad jie biškai atsipalaidavo ties Duhanu ir pasilaikys. Aš manau, kad pelnytai. Aš žinau, kai jisai su to traktoriu visai gerai važiuoja kaip rūkys. Tikrai nėra lėčiausias. Jisai yra vienas iš 3 arba 4 vairuotojų, kurie dar nėra taškų pelnę. Jo, bet čia ir to pačiu ir Alpino problema yra. Jo, jiems pirmas savaitgalis su taškais, tai... Tai jo. Nes, kiek žinau, Duhanas nėra, Bortoleto nėra pelnęs taškų, Lawsonas nėra. Alonso. Įsivaizduoja, Alonso nėra pelnęs taškų. Kur Strollsas šiaip tarp kitko dabar yra 10 vietoje. Jo, jis turėjo geras pirmas lenktynės. Reiktų dar paminėti Mersus. Grybas su Antonelio. Antoneliui ten kaip privėlė strategijos. Nelabai, tu kai pasakei, kad antras padangas buvo softai, tada aš supratau, kad privėlė. Nes pirmas padangos dar visai, kad softai supratau. Okei, tu gali, nes jos pasirodo visai yra geras padangos ir galėjo gan ilgai važiuoti. Iki 2 ratų būtų ištempęs, jei būtų labai norėjęs. Bet tada įvyko saugumo mašina ir vėl softai. Kodėl? Mums reikia atsakymų. Ten buvo, aš bijau dabar sumeluot, man atrodo, kad jie softai, mediumai, softai, ar kažkaip, kad jie 2 softus iš eilės naudoja, bet Antonelis turėjo 3 pit stopus, tai yra 4 skirtingas padangas turėjo. Čia yra insane, ta prasme, jisai su vienais softais 7 ratus pravažiavo. Čia yra, ant tiek lievai, 7, nes buvo safety. Jo, bet tada, aš įsivaizduoju, kad jisai jaučiu buvo sudeginęs labai daug padangų, bet kodėl jam tada gerai safety karas? Ir liko dar 20 plus ratų. Tu turi naujoką, kuris, gerai važiuoja. Ištempęs dar 20 ratų. Neskaityk, Maksas nepitina, nes jisai buvo ant mediums. Buvo kas nepitina. Bet daug kas ir pitino ir dėjosi normalias padangas. Russellis pitino ir dėjosi softus. Bet toks kur... Bet Antonelis irgi pitino. Dažnai, jeigu jis būtų buvęs padėtas ant mediums, jis tikriausiai būtų nepitinęs. Tai gal tame buvo visa logika. Nes tai jie sudėjoja padangos, dar 20 ratų. Esmė tame, kad jiems nepaėjo ir Antonelis 5 kvalifikavo. Jis finišavo 12 ar 13. Tai ant kiek jam sugadino savaitgalį. Bet Russellas turėjo stiprų savaitgalį. Aš galvau, kad jis dėl pole pozicijos. Kaip? Aš galvau, kad jis dėl pole pozicijos kovos. Jis ir bandėgi po restarto. Aš nuoširdžiai galvau, kad jis turi šansą paimti. Iš to, kaip važiavo. Jisai šiek tiek turėjo, šiek tiek neturėjo. Jeigu nebūtų restarto, jisai iš visų nebūtų turėjęs. Bet kai buvo restartas, jisai turėjo šansą apsilenkti. Bet aš manau, kad Piastris būtų atgal atsiėmęs, nes ten Russelliui ten sudarė su sistema. Piastris, turėjo. Piastris šiaip, iš savaitgalio stipriausias vairuotojas, vienareikšmiškai pasirodė. Bet tuo metu, kad, bet bendrai paėmus Russellą buvo tikrai geras savaitgalis be visų tų gremblinų, kurie jie gadino lenktynės. Tai mane tas nustebino. Žinai, ir vėl pasitvirtina tas mano pasakymas, kad jisai yra vis laik tas, kuris, bus prieki, kuris susirinks. Jisai gerai važiuoja, šiaip jis, Labai šiais metais aš visai esu nustebęs jo formą. Tai aš manau, kad šiaip Mercedesas mašiną turi. Nes mes diskutavom, kad jie
Dar klausimas, ar gerą mašiną turi, nes jie šaltame ore visada gerą mašiną turėjo, Jo, o buvo. karštame ne. Bet dabar Bahreinas buvo, nebuvo pats karščiausias, bet Jo. buvo 27 laipsniai. Tai Taip. vis tiek karšta. Taip. Į karštesnę pusę. Ir jie puikiai važiavo. Viskas Puikiai su jais važiavo. buvo gerai. Tarp Taip. kitko, fun fact, Bahreine buvo užrekordintas pačios karščiausios pasaulyje lenktynės. Nu, tai yra ne lenktynės, bet F1 lenktynės. Tai Taip. 25 metų Bahreino lenktynės. Kiek buvo? 43, man atrodo. Ir buvo dienos lenktynės. Ir man atrodo, po tų lenktynių padarė naktinės. Bijau pameluoti ar po tų lenktynių, bet žinau, kad po to jau dabar jau naktinės turi. Jo, tu teisus 2,5, 42,5. Ant track temperature. Čia dabar taip fact checkinai ar turėjai užsirašęs? Ne, dabar paguglinau. 42,5 buvo oro temperatūra ir trasos temperatūra buvo 56 laipsniai. Taip, čia yra rekordinis. Čia gali kiaušinį kenti. Ant asfalto, jo. Jo, tai iš visų, kas ten važiavo, Alonso vis dar egzistuoja. Vis dar atsimena. Jo. Jo. Nu, ir dar... Ateina pas vaikų, rūkys. Mano laikai. Tu dar gimęs nebuvai. Tu gimęs nebuvai. Kas actually true, Antonelis ir Bortoleta 26 metų gimimo. Ta trasa senesnė negu jie. ir gerokai senesnė. Trasa yra 2-3, ne? Man rodos, jo. Crazy. Bet mes kalbam net ne apie pačią trasą, o jos išklojimą. Išklojimą. Nes, pavyzdžiui, Suzuka šiais metais buvo išklota. Tai va, yra visiems įrodymas, kas žiūri mūsų podcastą iš FIA ir lenktynių organizatorių, nekeiskit savo trasų paviršių, nes mes norim įdomių lenktynių. Taryba pasitarė ir nusprendė. Taryba. Nes, šakės, taigi, kiek buvo skirtingų strategijų. Kiek buvo, tai prasme, skirtingų tų padangų degradacijų, kiek visko, nes, priekinės 3 mašinos buvo visos ant skirtingų padangų. Kas kiek iš tikrųjų, padarė įtakos galutiniam rezultatam. Vat Haasai sugebėjo iššauti performance dėl to. Alpinai, žinai, susirinko nemažai taškų. Tai prasme, būtent tokie sprendimai ir duoda mums lenktynės. O kad ten kasmet keičia tą paviršių, kam? Aš suprantu išlyginti kažkokius neligumus, nes tai Bahreine buvo. Tai palygina, žinai, kai kuriuose sektoriuose. Šiaip kai kurios trasos daro tai dėl to, kad jie daro labai daug skirtingų žanrų lenktynių. Aišku, galbūt mane čia profesionalai ir pataisys, bet jeigu neklystu, tarkim netgi mūsų Nemuno žiedas, Nemunringas, ne Nürburgring. Nürburg, lietuviškas Nürburgring. Nemuno žiedas, ne? Jame vyksta, jeigu neklystu, 3 žanrų lenktynės. Tai yra driftas, MotoGP ir paprastos lenktynės. Ir pavyzdžiui, MotoGP, ne MotoGP, bet, tipo motociklo lenktynės, lenktyninkai labai pyksta ant drifterių, kurie labai daug gumos įtrina į asfaltą. Tai visi tie tokie, žinai, turi savo susidėvėjimą. Aš galiu klysti, galbūt čia ne dėl to, galbūt dėl kitų dalykų, galbūt dėl ten tektoninių plokščių, kur ten jos juda ir trūpa asfaltas. Bet čia tas toksai for consideration, žinai. Vis tiek, nesvarbu man kitos trasos, kitos disciplinos, apart Le Mano. O Le Manas vyksta tokia trasai, kur nevyksta daugiau kitų lenktynių. Tai, davai, nekeičiam trasų paviršių. Davai. Jeigu reikės, dedamės traktorius ratus, bet... Jo, nusprendėm. Aš noriu biškį dar prie lenktynių ir pasišnekėti apie Verstappeną. Ir šiaip Red Bullį. Davai. Jukis, pradėkim nuo to, kad atvažiavo į taškus. Congratulations tiem. Čia buvo, čia svarbus žingsnis. Ta prasme, nebuvo, kad ten tobulas savaitgalis, bet pasakykim... Netgi Horneris jį pasveikino per visą prievartą. Jo. Ten skambėjo, kad jam ten Horneris ten buvo pririmtas pistoletas prie galvo. Tai, žodžiu, sveikinu už taškus, pažengėm į priekį. Pats laikas. Toks vas, nežinai. Tai, jo. Verstappenas tiek piktas ant savo komandos, kad kai žurnalistai paklausė, tiesiog su jo šnekas ir visa kita sako, tai dabar eisit su komanda, tipo feedbackai ir visa kita. Jis atsisuka, sako, aš neturiu jiems ką pasakyti. Ir tiesiai šviesiai sakė, šiandien aš jam nieko nesakysiu. Jie patys žino visas problemas. Ir šiaip pagalvojus, ta prasme, Red Bullis biškai pradėjo malti. Taip.
nes, suvėlė visus 4 pitstopus, gerai, 3 iš 4. Taip. Yra 2 Verstappeno, 2 Jukio, Taip. tai suvėlė pitstopus. Pirmas buvo mechaninė klaida, bet antras buvo mechanikų klaida ir dar lėtesnis pitstopas. 6 sekundės. 6 sekundžių pitstopas. Tragedija. Red Bulliui. Mhm. Čia ką, mes prie tų metų kikus turim. Taip. Ir kalbant apie kikus, kikai turi kol kas antroje vietoje pagal pitstopus yra šiais metais. Varkė? Pirmoje vietoje yra Ferrari. Nice. Ir į top 10, man atrodo, Red Bullis net nebepapuola. Iš top greičiausių visų pitstopų šių metų. Taip. Tai, čia parodo, kad Red Tai Bull... nesistebi, tu pažiūrėk, kas ten vyksta. Šiaip. Technika genda. Šiaip pagalvojus, tai yra komanda, kuri, aš nežinau, 10-metį lydina pitstopuose. Taip. Ir dabar jie net į top 10 nepapuola, neturi nei vieno greičiausio. Kol kas. Dabar dar tik praėjo ten 4. Kol kas. Bet šiaip tai vis tiek tas kažką reiškia. jau pokrypis nėra optimistiškas. Tai va, netgi Verstappeno menedžeris ėjo Tai žinau. ir pykosi labai su Helmut Marko ir atkniso jam protą konkrečiai. Tu žinai, kad Maksas turi kontraktą savo išėjimo, kaip ten tie lietuviškai čia būtų opcija, kad jeigu jis nukrenta į mažiau negu 3 vietą konstruktorių, jis gali tiesiog sakyti... Konstruktorių ar drivers? Drivers. Jeigu Maksas nukrenta į žemiau negu 3 vietą, jisai gali tiesiog sakyti sayonara ir jis neturi jiems nieko sumokėti. Jo? Jo. Jeigu tu būtum Max Verstappen, ar tu pasinaudotum šitą opciją? Kalbant apie tokius dalykus, tai po šitų lenktynių labai stipriai pradėjo šnekėti, jog Hamiltonas nefinišins šitą sezoną. Ir ne dėl Ferrari, o dėl jo paties. Nežinau kodėl, iš nieko va šitas. Ir iš 3 skirtingų šaltinių atėjo šitas. Tai čia gali būti, kad tiesiog tuščios kalbos, bet labai daugas pradėjo šnekėti, kad jeigu Hamiltonas išeina, Verstappenas, kodėl ne į Ferrari? O kodėl Hamiltonas turėtų išeiti? Tu neklausai jo paskutinį interviu dabar duotų? Ne. Žinok, ten tai liūdna knygelė, žinok. Jo. Taip liūdna, kad toks, kur prieš lenktynės, prieš praktisus visus ateina ir sako, plemačkai, kaip ten išsireiškia, sako, Hamiltonai, kada fanai klausia, kada vėl galima bus iš tavęs tikėtis magijos? Ir jis žiūri, sako, jūs nesitikėkit iš manęs magijos. Aš turiu savo ramų savaitgalį, aš važiuosiu ir viskas. Ir toksai, kur toks, taip, kai jisai tai šnekėjo, tai toksai kaip, ta prasme, toks, žinai, toks rankų nusvirimas. Ir dabar po lenktynių, jisai vėl lygiai, ar po kvalifikacijos, ar po lenktynių, dabar bijau sumelo, lygiai taip pat irgi davė interviu ir jisai sako, aš nežinau, kas yra, bet akivaizdžiai tai yra ne mašina, o aš. Nes Leclercas atvažiavo ten, man atrodo, 2 kvalifikacijai. Taip. Ir jisai sako, aš tiesiog esu lėtas jau. Ir toks, kur matos, kad bičas žiauriai, toks net nesusiparnęs, bet nuleidęs rankas, jau toksai, kur tipo, Parsivijo realybę. Tai aš nežinau, žinai, ar gal čia tiesiog... dvejonė, pasitikėjimas savim, visi tie dalykai mašina jaučiasi. Tai čia ar Hamiltonas su Norrisu kartu vienoje lėktuvu atskrido, ar čia kaip, žinai, tipo... Ta pati geria. Bet toks grūzo traukinys, žinai. Ne, ta pati kompotą geria. Jo, tai tas toks buvo, žinai, tai aš nežinau, ar čia dėl to pradėjo šnekėti visi, ar kas. Aš didžiai nustepčiau, jeigu Hamiltonas vidury sezono, sezono metu nuspręstų išeiti. Arba pasakytų, kad paskutinis jo sezonas. Ne, dėl to tai nenustepčiau. Aš irgi taip pasakyčiau. bet kad vidury sezono išeit kažkaip aš nemanau, kad čia bus taip, bet kad ne, aš ten laidotuvės, kad ten laidoja dar gyvo žmogų, tai man taip skamba jo, nes jis toks tikrai liūdnas. Tai va, ir susiknysęs per tas radijo būna. Kaip jauties išgirdęs, kad jeigu Verstappenas... Kad Verstappenas į Ferrari. Aš nekalbu apie Aston Martiną, kurį jau 2 metai išlės visi kalba, ar ten, nežinau, Mercedes, bet į Ferrari. Aš iš tikrųjų užjausčiau jį. Verstappeną ar Hamiltoną? Verstappeną. Kodėl? Į Ferrari. Taigi ten varo visi čempionai numirti, žinai. Raikonenas, Vettelis, dabar Hamiltonas.
come on, ta prasme, Alonso irgi taigi nelaimėjo su Ferrari. Tai Nu, ten ten toks yra, karjer killeris. jo, ten kapinynas, nes jie turi kartais, jie turi ten top 3 mašiną jau 20 metų ir nelaimi nieko, žinai. Nu, taip, nelaimi čempionatų ir tu turi dar tą visą jų magišką strategiją, su kuria jau Hamiltonas dabar gavo, žinai, gavo jas paragauti. Ir aš manau, kad visą tai susideda. Aš iš tikrųjų ir Leclerc'as, nu tai tu irgi pažiūrėk, jo intervus, jisai tai vargšas irgi visą laiką šneka, lyg tai, žinai, būtų kažkokios laidotuvės. Nu, yra tas biškis. Nu, nes jisai visiškai ir jisai piktas ant tos komandos, ko nebūtų, taigi, nežinau, čia tas būt Ferrari fanų ir mazochizmas. Yra daug šiaip kritikų, dabar Ferrari. Ir visada buvo. Nu jo, visada bus. Taip. Ir šį kartą, jie nusipelnė, nes grybą pjauna. Ja. Grįžtam biškai prie mūsų. Aš šitą dalyką dabar noriu padaryti, tai yra parentinti vėl ant Helmut Marko. Davai, Važiuojam, žinok. Prieitas lenktynės. Taip. Bičiukas. Sako. Taip. Taigi Verstappenas, nežinau apie ką jūs kalbat, bet Verstappenas neturi jokių priežasčių išeiti iš Red Bullio. Nu, dabar nėra jokių klozės ir visa kita. Šitą. Po šitų lenktynių jis kalba. Žinokit, aš labai pergyvenu, kad Verstappenas išeis iš mūsų komandos. Kur aš literaliai prieitą podcastą apie tai kalbėjau. O dabar jisai visiškai priešingą dalyką sako ir aš galvoju, aš negaliu. Man toks... Aš nežinau, ar čia dėl to, kad Perezas išėjo ir aš čia susiradau naują auką kalbėti, bet toks kur... Man visada reikia aukų. Ir Strolas paskutiniu metu tiesiog nowhere. Ne, tai buvo Strolas, tada buvo Okonas, tada buvo Perezas ir dabar Marko. Jo, tai kas pakliūna man į taikinį, tą aš šaunu. Bet kol kas Marko, man labiausiai, iš visų lenktynių jis man labiausiai įsimintiniausias. Jo. Nu, jisai tai tokį ten pašneka. Nu, aš negaliu. Tai ta prasme, Nu jo, laikas jau biški, žinai, surimtėt, kaip sakoma, Helmut Marko, ne, jau pergyvena, kad Maksas gali išeiti iš lenktynių, o iš komandos, nu turėtų pergyventi, ką žinau. Šiaip, kalbant dar apie Perezą, Perezas pasirašė naują dealą. Su kuo, su karteliu? Su Heinekenu iš tiesų, tai kad pamatė jo... Ambasadoris. Šiaip, tipo, marketinginis veidas, tai čia jau ambasadoris. Su Heinekenu. Maksas buvo Heinekenu. Jo, ir dabar, man atrodo, daryti. Ne, turbūt gali daug. Nu, prikolas, bet pamatysi, žinok, sugrįš jisai. Sugrįš. Su Cadillac. 100%. Kas daugiau? Realiai jisai ir viskas. Ką tu nori imti? Sargent? Ne, tai ims jį ir turbūt Colton Hartą į Cadillac. Colton Hartą aš manau, kad dėl to, kad jis amerikietis ir šiaip geras lenktynininkas. O kas toks? Indy 500. Colton Hartą norėjo Red Bull'ės atstumti. Nemanau, kad nauja komanda rizikuos su kažkokiu žmogum, kuris nėra važiavęs. Bet jisai kaip lenktynininkas labai geras. Nu, bet... Jaunas yra labai. Aš manau, kad varys Perezas. Tai tu ruoškis. Pamatysi dar jo rematchas bus. Gerai. Nori pašnekėti apie Saudį? Saudį. Tai tada minėjom šitą reikalą ir važiavome į Patreoną. Važiavome į Patreoną? Nu, tai... Ar mes dar turim kažką pašnekėti? Tai aš siūlau važiuoti į Patreoną. Pašnekėti mes turim iš tikrųjų žiauriai daug. Apie Liam Lawson norėtų paminėti kažką. Ne? Ar aš lankščiau kėdę, kad? Arba aš tiesiog kreivai sėdžiu. Ką apie Liam Lawsoną? Čia galim ir dabar dar pabaigti, bet Liam Lawsonas tiesiog nowhere. Kiek jau praėjo 4 lenktynės? Nu. Jis jau už Hadžarą lėtesnis. Taip. Ir žmonės sakė, kad davai nenurašykim dar, Patreonė, man atrodo, rašė, kad davai dar nenurašykim Lawsoną. Nu, nepykit šaiką, bet dabar jau mes kalbame apie žmogų, kuris, nepavažiuoja.
Tai Jo. arba jam labai mentality sugadinta yra. Jo, aš tada irgi sakiau, kad man rodos, kad Lawsonas neatsistatys. Aš galvoju, kad Red Bull yra per daug sunkia aplinka, kad galėtų po tokio pažeminimo, istorinio pažeminimo, atsistatyti. Šiaip jo čia istorinis pažeminis. Dvejas lenktynės. Aš nežinau, ar yra istorija buvo, kad greičiau išmeta kažką, ne tik Red Bullis. Ne. Uf. Ne. Yra netgi buvę ten visokie kobajašiai, kurie ten įvažiuodavo į savo pitų komandą, nu, tipo, kai atvažiuoja pasikeis padangas, kaldavo jau į žmonės, o nesustodavo savo, žinai, pitbox'e ir jisai atvažiavo sezoną ar du netgi. Žinai, tai nėra, man rodos. Raikonenas yra Ferrari'e būdamas pervažiavęs žmogui kojas. Nu jo, bet koja, o ne įvažiavęs į visą būrį žmonių. Tai aš galvoju, kad Lawsonas tiesiog psichologiškai neatsistatys ir aš manau, kad pas tave ateina. O aš mane noriu. Dabar. Dar nėra tai buvę. Nėra tai buvę, bet žiūrėk. Nieko aš nepavydžiu. Ne, bet šiaip Lawsonas, aš galvoju, jisai neatsistatys ir aš galvoju, kad čia bus paskutinis sezonas F1. Šiandien tokių nuomonių daug čia šaudau. Nu šiandien tokia diena. Nu jo, bet aš galvoju, kad reikia vrepinti, nes yra jau ganėtinai tamsu. Tavo kamera šiaip mato, dar normaliai. Mano kamera tai... Tamsiai. Tamsiai. Bet dar bent jau ne visiškai tamsuoja. Nu tai ką, podcastas klausyti reikia nežiūrėti. Nu tai jo, kažkada ir Spotify atsirasim. Gal. Kažkada. Ačiū brangiai, kad žiūrėt. Jeigu nori dar daugiau pasiklausyti, mes pasišnekėsime apie ateinančias trasas, pasišnekėsime apie Pirelį, iš tiesų turiu ką papasakoti. Yra labai daug dalykų, ką šiek tiek dar padiskutuosime jau Patreonams. Patreonai mumis labai myli ir mes juos labai atgalios. Labai daugėja žmonių ir iš tikrųjų labai esam dėkingi, kad palaikot, prisijungėt ir man tai asmeniškai tai kosmosas, kad žmonės nori mumis palaikyti. Už tai esu tiesiog nuoširdžiai dėkingas, tai labai ačiū visiems Patreonam, kurie prie mūsų prisijungia ir bendrauja. Mes turim 4 pasirašinėjom su žmonėm ir tikrai džiaugiuosi. Iš tiesų, judesys labai didelis visur socialinėse medijose. Mes gaunam labai daug įvairiausių žanro žinučių, palaikymo, įžvalgų. Tai labai džiaugiamės. Tai šiandien parašė žmogus, kuris Bahreinė buvo ir atsiuntė vidosą. Tai nespėjau dar atrašyti, nes mes dirbom. Bet jo, tai žiauriai labai smagu ir tai galite jūs parašyti savo, jeigu buvot Bahreinė ar šiaip, jeigu esat fanai. Už ką sergat, kaip jums patinka šis sezonas, šitie visi šitos pergalės. Ir... Šiaip socialinėse medijose ir daugiau dalykų dalinamės, ką spėjam, ką nespėjam, bet netgi labai daug žmonių dėmesio patraukė mano įkeltas stories apie lietuvį Sao Paulo lenktynėse. Tai labai juokinga istorija, dar pasidalinsiu. Aš mėgstu įsijungti kokias random senas lenktynės, geras lenktynės. Tai įsijungiau 2016 metų Sao Paulo lenktynės, kur Verstappenas labai gražiai pasirodė, kur Niki Lauda kepurė nusimovė jos Verstappenui, kad užaugino žvėrį. Tos lenktynės praėjo podiumas ir aš sėdžiu, jau girdžiu, kaip ten visi ploja, ten žmonės šūkauja, taram, čia jau viskas, liko minutė iki transliacijos pabaigos ir aš girdžiu, kaip Litauen! Atsisuku ir ten bičas su Lietuvos vėliava apie transliacijai mojuoja. Tai tiesiog toks, kur buvo visiškai jau prieš miegą, aš jau viskas to eisiu miegoti, čia montuoju ir girdžiu, atsisuku, toks, kas čia dabar? Tai labai juokingai ir vien dėl tokių momentų siūlau mumis subscribinti, pasekti, pasižiūrėti, kur mes ką keliam. Mes netgi iškarpas iš Patreono kartais įsikeliam ir Instagramą ir TikToką, tai pafollowinkit, prisijunkit, pabendraukim, susirašykim. Tai tikrai labai ačiū, kad žiūrėjot. Mano vardas Dominikas. Aš Kristijonas. Tai susitiksim po Saudi Arabijos. Peace. Bye bye.